Sveiki visi susirinkę į kibernetinio labirinto antrąją seriją. Tai šiandien mes pašnekėsime tema saugesnės ateities link kibernetinio saugumo talentų paieškos. Ir šiandien mes svečiuose turime Lauryną Girenienę, kur yra Head of Talent Acquisition Nord Security, ir Aurimą Rudinskį, kuris yra Engineering Manager Vinted. Tai labai ačiū, kad atvykote ir radote laiko. Tai iš tiesų iš karto galime šokti į mūsų temą, kuri man pati asmeniškai visada buvo labai įdomi, labai aktuali. Ir iš esmės aš asmeniškai laisvalaikiu labai mėgstu ir su draugais, ir su kitais pažįstamais pašnekėti apie tai, kaip jiems sekasi karjeroj, kaip jiems sekėsi darbo ieškoti, kaip patį pirmą darbą gavo ir kaip tęsiasi, kaip vyko toliau jų karjera. Tai iš esmės man šita tema artima ir asmeniškai, nes mes labiau šoksime į tokią kaip nišą. Mes kalbėsime apie kibernetinio saugumo specialistų paieškas, kas man atrodo iš esmės pati iš savęs nėra pakankamai giliai išgliaudėta tema ir kiek žinau yra tam tikrų įdomesnių detalių, kas liečia būtent šių specialistų paieškas. Tai pats pirmas klausimas iš tiesų, kurį aš turėčiau abiem pašnekovom yra, kuris iš šių dviejų kriterijų – aukštas išsilavinimas, sertifikatai ar netgi darbo patirtis yra esminis vykdant kandidatų atranką. Kaip jūs tai vertinate? Nes man asmeniškai irgi visada kildavo toksai kaip vidinis klausimas, ar geriau, sakykime, atsižvelgti į kandidatą, kuris yra su aukštuo išsilavinimu, ar labiau reikėtų vertinti tokį, kuris yra praėjęs kokius nors kursus, ar išsilaikęs sertifikato, ar jau netgi turi kokią nors ankstesnę darbo patirtį. Bet labai įdomu, kaip šitie kriterijai viens prieš kitą yra vertinami ir į ką labiau atsižvelgiate. Aš gal galiu pradėti kaip iš talent acquisition paieškos sferos, Aurimas galbūt galės pratęsti ir paantrinti kaip samdantysis tikriausiai jau žmogus, ar ne. Tai mūsų organizacijų Nord Security iš tiesų tikrai labai svarbu vaidmenį vaidina patirtis. Ypatingai kibernetiniai saugoj, tai yra labai besiplečiantis rytis, labai besikeičiantis rytis ir ta patirtis dažniausiai yra labai svarbu pritaikant darbe. Tačiau Lietuvos situacija yra šiek tiek tokia galbūt besiskirianti, sakykime, nuo Amerikos situacijos, nes esam pakankamai dar šviežia šalis turinti tą kibernetinę saugą. Pirmosios universitetinės programos prastartavo gal tik 2011-2012 metais, tuo tarpu, kai Amerikoje jau 98 metais buvo pačios pradžios ir kurta nacionalinė kibernetinės saugos organizacija ir didelis dėmesys tam skiriamas. Tai turint omeny, kad mes esam 10-12 metų patirties turinti tauta kibernetiniai saugoj, tai mes netiek daug turim tų specialistų, kurie iš tiesų turi tą patirtį atsineštą. Dėl to privalom būti šiek tiek lankstesni ir mes kaip organizacija ir iš tiesų tikrai žiūrim, stebim, samdom ir auginame žmonės, kurie ateina su diplomais arba baigia ir kursus. Tiesą sakant, yra ir tų kursų skirtingų sertifikatų, ar ne? Vieni labiau baziniam žiniom padengti, kiti labiau giliom žiniom. Tai mes tiesiog kaip organizacija ir turbūt visa šalis turim eiti į kompromisus, nepaisant to, kad tikrai patirtis mums yra labai svarbi. Aš tada truputėlį papildysiu. Kalbant apie patirtį, dauguma darbdavių nori kolegų, naujų žmonių su patirtim. Kibernetiniam saugume patirties galima gauti įvairiuose žaidimuose ir panašiuose, kaip čia pavadinti, competitionuose. Nereikia tos realios patirties, jos galima susirinkti nedirbant pirmo to darbo. Universitetinis išsilavinimas duoda tokį visapusišką žinių bagažą, kuris tikrai labai reikalingas ilgalaikiai perspektyvai, o sertifikacijas tai aš laikau tokiu, vadinkim, bonusu, kai yra kelionė, kai tas specialistas ruošdamasis sertifikacijai, jisai susirenka reikiamas žinias ir tas sertifikacija tada tampa tokiu kaip, ta prasme, tiesiog įrodymu, kad jisai deda daug pastangų tam, kad pati pasiektų tikslą. Tai aš labai vertinčiau patirtį ir tos patirties tikrai galima, net neturint pirmo darbo, šitoj srity gauti praktiškai labai daug. Tai reikia įdėti pastangų ir noro.
Ačiū ir dabar jūsų abiejų beklausant, man iškilo toks papildomas klausimas iš tiesų. At labai įdomu, yra tekę susidurti su tokia situacija, kur ateina kandidatas, sako, sakykime, kad jisai turi senior žmogaus, sakykime, žinias. Ir tada, kai jo paprašo, kad jisai įvykdytų iš tiesų kokią užduotį, tai paaiškėja, kad jisai, junior lygio geriausiai, kad vos, sakykime, pateikia klaidingos kvalifikacijas arba kad, pameluoja ir iš tiesų nėra su tiek daug žinių, kiek jisai sako, kad yra. Tai, kadangi aš darau pakankamai nemažai samdymų, tai tuo teko labai susidurti, nes, ta prasme, yra tas scenarius, kai CV atrodo tiesiog nuostabiai. Ir tada, kai jau yra pirmas interviu pokalbis, užtenka tiesiog paklausti, aš taip juokauju, nuo paviršiaus kažko. Ir tada tu matai, kiek gali giliai į tą triušio urvą tą kandidatą vestis. Jeigu jis atsako kažkokius bazinius dalykus, vediesi giliau ir tada tu matai, kiek jisai yra linkęs improvizuoti ir kiek jisai, ką aš irgi labai vertinu, tai kai kažkur sustoja ir pasako nežinau, nes tai irgi yra labai stipri savybė, pripažinti, kad kažko nežinai. Nes yra dalis kandidatų, kurie tada bando tiesiog išsukti taip, kad jiem būtų patogus tas klausimas. Tai mano pasiūlymas nedarykit to. Kad kitaip tariant, geriau kartais pasakyti, kad tiesiog nežinau, taip, negu bandyti. Taip, tai parodo tiesiog profesinės brandos lygį. Pripažinti, kad tiesiog kažko nežinai, normalu. Sritis labai prati ir tiesiog, sakau, nežinau, išmoksiu, dėsiu pastangas ir pasieksiu. O kartais nesigirdi, įdomu interviu metu, jeigu atvyksta, sakykime, nuotoliniu būdu interviu, kad girdisi, kad taipina klaviatūrą ir googlina, sakykime, atsakymus. Tai turėjau praktikoje tokių atvejų, kai užduodi kažkiek tokį suktesnį klausimą, kandidatas dalinasi ekranu, pamiršta, kad dalinasi ekranu ir tu matai, kaip naršyklė atsiranda naujas tabas ir jisai ieško, ar dirbtinio intelekto klausia kažkokio atsakymo. Tai be abejo, tokie dalykai vyksta, bet labai greitai galima tą suvokti ir tiesiog tu matai, ar jis žiūri tave, ar akis kažkur jau kitur nukrypusios ir panašus dalykai. Ta prasme, ir tiesiog jau vedant interviu, tu per eilę supranti, ta prasme, kaip pagauti tokius momentus. Ar tai yra nuoširdu, ar tai yra tiesiog pagalbos paieškos kažkur. Aš dar norėčiau pakomentuoti šiek tiek apie tą seniority, ar ne, kai žmogus, gal ir jo CV atsispindi, tarsi jisai yra senior žmogus ir mes jį vertinam kaip midą, duok dievę, čia dar sėkmės atveju. Tai mes, tiesą sakant, savo organizacijoje gana nemažai tokių atvejų turim ir dažnai būna priežastis ta, kad žmonės dirba labai skirtingo dydžio, skirtingos brandos ir kompleksijos organizacijose. Ir vienoj organizacijos tikrai galbūt yra laikomas labai stipriu senioru. Tuo tarpu mūsų organizacijoje pagal poreikius, pagal greitį, pagal tai, ko reikalauja verslas, to žmogus siekia mido lygį. Ir va čia pripažinti tam žmogui, kad jis nėra senioras, jam yra sudėtinga. Todėl yra, čia toks galbūt savęs vertinimo galbūt momentas. Ir kitas dalykas, kartais seniorai tampa midais organizacijose, į kurias aplikuoja, todėl, kad neatsinaujina savo žinių. Jie gyvena senomis žiniomis, jiems gerai sekasi ir jie nesidomi trendais, jiems atrodo, kad viską jie žino ir tuo tarpu mūsų organizacijos jos auga labai sparčiai į priekį ir yra reiklios ir technologijoms ir patirčiai. Aš turiu netgi vieną pavyzdį, kad paantinti jūsų teiginių. Tai iš esmės per pažįstamus žinau, kad iš esmės vienoje įmonėje dirbo vienas vyrukas ir tada įsidarbino į kitą įmonę, į saugumo poziciją, konkrečiai dirbti penetration tester specialistų. Ir kaip paaiškėjo, kad jisai praeitoje įmonėje buvo laikomas mid specialistų. Ir esmė, kad ką jisai darė, tai jis kiekvieną dieną iš esmės darė automatinius skenavimus ir tada atmesdavo false positives. Ir tai buvo iš esmės viskas. Tada, kai perėjo kitą įmonę, tai reikėjo, taip pavadinkim, iš tiesų dirbti. Reikėjo ir daugiau to manualinio darbo, ir skriptus rašyti, ir visai kitaip atrodė pats darbas. Tai irgi kartais netgi pats midas skirtingose įmonėse reiškia visiškai skirtingą dalyką. Taip. Taigi galime šokti prie kito klausimo, tai būtų, kokias klaidas įprastai daro kandidatai interviu metu? Tai turbūt viena esminių, kurią aš turbūt išskirčiau, tai yra tas fake it till you make it. Kai bando, ta prasme, parodyti save iš tos nuostabios, ta prasme, perfekcionistinės pusės
Ir tada staiga, kai tu kaip intervuotojas tą pagauni ir tada tiesiog keliais klausimais, tokiais hipotetiniais, labai greit supranti, kad, trūksta žinių, trūksta patirties ir tada labai norisi to tiesiog nuoširdumo, tokio, kad, parodymo, kokiam tu šiuo metu esi lygi. Ta prasme, tai tiesiog toks būtų mano pasiūlymas. Ta prasme, nefeikinkit, būkit labai realūs, pripažinkit, jeigu kažko nežinot, nes darbdaviai tą vertina, ta prasme, ir tiesiog nuoširdžiai pasakykit, koks yra jūsų augimo planas arba trajektorija, ką jūs planuojate artimiausių metų išmokti. Ta prasme, nes tas labai daug parodo apie jūsų brandą ir kur jūs norit nueiti trumpoje perspektyvoje. Aš ir paantrinsiu ir pridėsiu, gal iš mūsų perspektyvos gana dažnos klaidos yra tiesiog nepasiruošimas pokalbiui. Tiesiog nesusitvarkymas savo CV, arba CV neatitikimas LinkedIn profiliui, arba kitų socialinių tinklų profiliui, arba per pokalbį sakoma, kad oi, palaukit, pamiršau, kokia čia ta patirtis, kurio organizacijoje buvo, visgi gal reikėjo pasiskaityti. Tokie, tiesiog jaučiasi neatsakingumo jausmas. Ir kitas dalykas, kandidatai iš tiesų kartais, ką padaro, jie jausdami, kad jie pokalbio metu, sakykime, ne visai atitinka kriterijus, dėl kurių jo kalbina, jie tada pradeda sakyti, kad aš galiu ir kitą darbą daryti, ir kitoj pozicijoje man šiaip visai tiktų. Ir tai labai iš tikrųjų darbdaviui didelis raudona vėliava, kad žmogus tikrai gal ne visai žino, ko atėjo ir šlubuoja jo motivaciją. Tai ką aš rekomenduočiau, tai iš tiesų tikrai pasiruošti darbo pokalbiui ir tikrai būti motyvuotam tai roliai, į kurią aplikuoji arba dėl kurios tave kažkas pakalbino. Aš dar tokį trumpą, tai labai irgi dėl CV kalbant, tai dažnai būna tas CV neatnaujintas ir ten tiek daug visokių likučių, kai tu klausi, tokia technologija, sako, šitoje nebedirbu keli metai. Tai irgi labai stiprus pasiūlymas, prieš siūsdami prasivalykit, ta prasme, tą savo gyvenimo prašymą, palikit tai, ką dabar žinot, prie ko dirbat, ta prasme, geriau jis trumpas, bet tai, kas yra tikrai, už ką galit, pagrįsti. Vietoj to, kad yra prirašyta daug, bet yra daug technologijų ir dalykų, kurie jau tiesiog neaktualūs jums. Taip, ir dar iš to, ką aš pati girdėjus, kartais, būna tokių gal retesnių atvejų, kai kandidatai gal ne 100% žino netgi, kur darbinas. Kaip pavyzdžiui, esu girdėjus istoriją, kai buvo Cyber Threat Intelligence Specialist pozicija ir žmogus ten darbinosi, net nežinodamas iš esmės, kai jis ten net veikti turėtų, nei kapima tą darbo specifiką ir panašiai. Ir dar iš tokių gal labiau savo asmeninės patirties kaip rekomendacijų, tai turėčiau, kaip minimum būti kamerą įsijungus. Kad jeigu vyksta online interviu, tai kad būtų galima jūs matyti. Ir dar, man asmeniškai atrodo, kad visai kaip pliusas, kai kandidatas klausinėjo pats daug klausimų, nes vėlgi čia turi būti kaip abipusė partnerystė, nes ir darbdavys nori gero kandidato ir kandidatas irgi nori geros darbo vietos, tai labai gerai, jeigu kandidatas irgi klausimus uždavinėja interviu metu. Tai jeigu pereitume prie kito klausimo, tai būtų, kokie privalumai šiuo metu yra esminiai renkantis darbovietę? Galiu pradėti. Mes Nord Securityje, mūsų komunikacijos skyrius kasmet daro tokį tyrimą, kur apklausia Lietuvos darbuotojus apie darbdavius, ar ne? Tai tas tyrimas mūsų buvo darytas prieš gerą pusmetį ir vienas iš klausimų, kuriuos buvom uždavę, buvo apie tai, pagal ką, kokiais kriterijais remiantis jie rinktųsi savo darbdavį. Ir buvo išvardinta punktais, kad jie sureitinguotų, kas yra svarbiausia. Tai prieš pusę metų atliktam tyrime Lietuvos žmonėms iš tiesų svarbiausia buvo konkurencingas darbo užmokestis. 73% surinko šitas punktas, o antroje vietoje buvo nuotolinis darbas arba hibridinis darbo modelis. Tai hibridinis darbo modelis 53% ir iš principo
ką mes pastebim, samdant dabar žmonės, kad Lietuvos žmonėm nėra labai būtina iš esmės dirbti tik nuotoliu. Jie yra visiškai pasiryžę ir pasirengę hibridiniam darbo modeliui ir netgi mato tai kaip vertę bendradarbiaujant su savo kolegomis ir nesumažėjo mūsų srautas kandidatų, kai atsirado tos 3 dienos iš ofiso ir 2 dienos iš namų. Turim visuose ofisuose panašią polisį ir tas visai veikia. Aš tai pasegmentuočiau, ta prasme, kad tiem, kurie yra junior midai, tai tarkim, kurie tik ateina į šitą darbo rinką, tai yra labai tikrai svarbus akcentas yra atlyginimas ir turbūt pati darbo pozicija. Tai reiškia, kokią įrangą gausiu ir panašiai. Kuo labiau senior žmogus, tuo jam labai svarbu darosi, su kokiam technologijom aš dirbsiu, kaip pati organizacija yra vertinama pasauliniu ar ten Lietuvos mastu, tai irgi ir tada koks bus impactas mano sukurtos, tarkim, kažkokios programinės įrangos ar sprendimų, kuriuos aš darysiu. Tai reiškia, kiek tai bus vartotojų dirbančių su tuo, tai labai svarbus dalykas senioram, nes jie žiūri tiesiog, kokią vertę aš sukursiu globaliai ar čia, tarkim, regione ir panašiai. Ir taip, ir labai smagu, kad pabrėžti dar apie tą darbo nuotolį, nes daugam tai yra iš tiesų labai aktualu, bet irgi kiek pati pašnekus įvairiais draugais pažįstamais, tai irgi daug kas atrodo vis dar mieliau visas dienas dirbti iš namų, bet kai yra hibridinis modelis, tai kaip sakėt, galima, sakykime, 3 dienas ofise, 2 dienas iš namų ir dar labai gerai bent jau. Pradžioje yra dirbti kartu su, sakykime, jeigu ateini kaip junioras, dirbti su senior specialistais kartu ofise, vis tiek lengviau padėti, lengviau viens iš kito mokytis ir aš įsivaizduoju visi kiti bonusai, kaip sakykime, ten išvykas į užsienį, workationai, ten bandelės, tai jau visi šitie toli gražu antraeiliai dalykai, aš taip įsivaizduoju. Tarp kitko, 3 vietoje pagal apklausą buvo sinergija komandos. Tai vis dėlto žmonėm komanda yra svarbu. Tai čia toks vienas turbūt iš dalykų, dėl ko ir tas hibridinis modelis veikia organizacijose, nes jie turi galimybę su tom komandom turėti ryšį ir greičiau gal pasiekti rezultatų. Kalbant tada šitą temą iškilo man papildomas klausimas. Sakykime, kai imate interviu žmogų, ar jūs bandote tuo metu pažinti ir jo charakterį labiau? Iš esmės, kad žinote, ar jisai dėrėtų su komanda, ar jisai gerai sutartų su visais? Vinted mes turim tryoutus, tai prasme, pas mus tas atrankos procesas pakankamai ilgas, bet baigėsi tuo, kad mes kandidatą pasikviečiam ir pasiūlom padirbti 1 ar 2 su mum. Tai tas veikia iš esmės 2 kryptim, nes leidžia įsivertinti mum, kandidatą kaip komandos narį būsimą, kandidatui mus kaip būsimą komandą ir tokį pasižiūrėti, ar mes galim susidirbti, prasme, nes tas 2 dienas, ar ten dieną, ta prasme, mes prie kažkokių projektų padirbam kartu, būna daug susitikimų ir iš esmės įsivertinam tiek tas kandidatas, tiek mes, ta prasme, ar tai bus perfect match. Nord Securityje mes tokiais 2 kampais ir taip atsakant į klausimą taip visada tikriname. Tai pirmas kampas yra, mes organizacijoje turime savo Nord Security vertybės, values, kurios iš tikrųjų yra gyvos ir jomis remiamės, jomis gyvename. Ir bandom atkreipti dėmesį, kiek kandidatų į tos vertybės yra panašios. Ir kita dalis yra panašiai į Vinted tryoutą, pas mus yra Meet the Team etapas, kur kandidatas susitinka su komanda ir gali pasimatuoti tas sinergijas visas. Dar iškilo papildomas klausimas, o iš esmės irgi tokie kaip šiek tiek debatai yra, sakykime, žmogus yra labiau introvertiškumą linkęs. Ir, sakykime, ir įsivaizduoja, kad jeigu nueis į cyber security sritį, tai, sakykime, nereikės su niekuom bendrauti, galės ramiai sėdėti, dirbti, va įdomu, ar tai tiesa ar netiesa, nes vėlgi aš įsivaizduoju pas daug kas skirtingai, bet bent jau iš mano asmeninės patirties gal labiau priklauso, kartais atrodo, kurioje galbūt cyberio srity dirbi, nes kartais atrodo su klientais reikia kartais labai daug bendrauti, kai kuriais atvejais galbūt daugiau dirbti ir, sakykime, projektų vadovas daugiausia apsiema komunikaciją, bet irgi įsivaizduoju labai įvairiai būna, bet pati pažįstu labiau introvertiškų žmonių, kurie įsivaizduoja, kad jeigu eitų į cyber security, tai jie tenais karaliautų iš esmės. Tai įdomu, kaip šiuo atveju atrodo. Aš gal, ta prasme, nenoriu suabsoliutinti, bet dauguma inžinierių sakytų, kad jie yra introvertai. Tiesiog dėl to
dauguma ir tą argumentuotų tuo, kad aš dėl to ir dirbu su kompiuteriais, kad nereikėtų bendrauti su žmonėm. Ir iš to išplaukia, kad pati kibernetinio saugumo sritis yra labai plati. Bet kuriuo atveju kažkuriam etapė reikės savo kažkokius padarytus darbus, atradimus ir panašiai pristatyti. Ir ką aš stengiuosi akcentuoti, kad ta prasme tie minkštieji įgūdžiai, ta prasme pristatymo ir panašiai, ta prasme labai reikalingi ilgesniai perspektyvai, ta prasme, nes tų kompetencijų reikia, kad galėtum tą techninę kalbą konvertuoti į, vadinkim, verslo kalbą. Ir tikrai labai rekomenduoju nesifokusuoti tik prie kažkokių tai inžinierinių dalykų ir tų įgūdžių stiprinimo, bet tikrai nepamiršti ir pabandyti kartais išeiti iš tos komforto zonos. Na ir iš komforto zonos turbūt bet kuriuo atveju išeinam visi ateidami į ofisą, būdami tarp žmonių, tai turbūt tą irgi reikia įsivertinti ne tik rolę pačią, bet ir tai, kad tu esi community ar ne bendruomenės dalis. Ir bet kuriuo atveju ta kažkokia komunikacija, bendravimas jisai vyksta ir čia jau reikia turbūt pačiam žmogui pasimatuoti, ar jam tas tinka toks modelis. Ačiū labai. Kitas klausimas būtų, kaip kandidatams išsiskirti iš kitų? Yra tokių tam tikrų, pavadinkim, siaubo istorijų, kai kandidatai iš esmės, susiranda įmonės, sakykim, bankai, kurį nori įsidarbinti ir jie prieš ateinant interviu, sakykim, bando nulaužti tą banką, kad parodyti, kad jie yra kompetitingi, kad jiem reikia tokio tipo saugumo specialistų ir panašiai. Geriausia, aišku, taip nedaryti, bet įdomu, kaip iš esmės gali kandidatas išsiskirti iš kitų, nes kartais LinkedIn sėdžiu, man išmeta kokią nors rekomendaciją, kokios nors saugumo pozicijos, ar Vinted, ar dar kur nors žiūriu, 300 aplikantų būna kartais, ar kokioj užsienio įmonė ir galvoju, wow, įspūdinga ir įdomu, kaip išsiskirti iš minios. Na, mes turim tokių ir kuriozinių situacijų, kaip kandidatai bando išsiskirti. Tai, pavyzdžiui, turėjom atsiųstą visai HR komandai alaus butelių dėžę su uždėtų logotipu ir QR kodu su to žmogaus CV. Ir jis labai labai pas mus norėjo. Mes jį, aišku, pasikvietėm pakalbėti dėl to, kad buvo malonu, kad įdėjo tiek pastangų, bet tai nelėmė jo karjeros kažkaip tai tas išsiskirimas. Todėl išsiskirti reikia irgi atitinkamai ir geriausia savo žiniomis ir pasiruošimu, o ne tiesiog kažkokiu ekstravagantišku poelgiu, ar ne? Tai mano patarimas galbūt, ką galima tikrai padaryti, tai kaip ir minėjau pradžioj, ruoštis pokalbiui, pasiruošti apie organizaciją, suprasti sritį, į kurią aplikuoji, pagalvot, pasidomėt, kas galėtų toj srity organizacijos lygmenių skaudėti organizacijai, kaip galbūt kokios problemos galėtų būti, ko galėtų tavęs klausti. Ir aš tiesą sakant, visai neseniai pati dariau eksperimentą, tiesiog eksperimento labui pasinaudojau mūsų dabar labai eskaluojamų AI-um ir ChatGPT sukūriau promptą, kuris man iš tikrųjų padėjo ir tikrai davė gerų insightų. Ir promptas atrodė maždaug taip. Labas diena, aš esu toks ir toks kandidatas, aš aplikuot noriu į tam tikrą šią poziciją Nord Securityje, norėčiau gauti informaciją labai susistemintą, kokios yra svarbiausios Nord Security sritys, kokios technologijos, kokios Nord Securityje vertybės ir kuo remiantis yra samdomi žmonės, kokie yra sėkmingi kandidatai, sėkmingi darbuotojai ir kokie galbūt mažiau sėkmingi. Ir visą šitą aplipinus į rezultatą, ką aš gaunu labai objektyvų, iš skirtingų šaltinių gautą informaciją, kur aš galiu atitinkamai labai tikslingai pasiruošti pokalbiui. Tai reiškia negaišti niekieno laiko, o kalbėti apie tai, kas svarbu organizacijai ir roliai. Ne nuo Adomo Ievos pradedant, o labai apgalvotai. Tai dėl to aš labai akcentuoju pasiruošimą, tai nebūtinai per promptus, bet tiesiog analizę to, dėl ko tu ateini į pokalbį. Ir tikrai dažniausiai tai suveikia.
Tai kitaip tariant, taip, kad išsiskirti, tai reikia išsiskirti pirmiausia teigiamai, o ne tai, kad, sakykime, dovanų atnešti. Taip, taip. Aš gal papildysiu tokiais praktiniais patarimais. Tai ta prasme, kas buvo pasakyti, tai reiškia į CV įrašykit savo patirtį, dalykus, su kuriais dirbot ir panašiai, kad būtų labai tikslinga, kuo tai naudinga būsimai darbovietei, kurią aplikuojat. Nes pirmas etapas yra, kad tu atsidarytų duris, reiškia, jūsų CV turi būti perskaitytas ir atkreipti dėmesį. Tai čia labai rekomenduoju susitvarkyti CV, susitvarkyti LinkedIną, kad jūs būtumėt matomi ir pasiekimi. Kas labai dar padeda, projektai GitHub'e ir panašiose sistemose. Ta prasme, parodykit, kad jūs nelaukit, kol kažkas įkris, o jūs jau dirbat prie atviro kodo projektų, padedat bendruomeniai, kurdami įrankius, prisidėdami prie jų plėtojimo ir panašiai. Ta prasme, tai parodys, kad jūs norit nueiti tą ekstra mylę ir jūs tikrai darot papildomus darbus, o ne tik laukiat, kol kažkas jums kažką pateiks. Tai manau, kad tas jau parodys išskirtinumą. Taip pat mes labai dažnai minėm vieną iš platformų, tai kaip LinkedIn. Tai labai įdomu dar yra, kokie yra efektyviausi kibernetinio saugumo talentų paieškos kanalai ar platformos. Pavyzdžiui, yra kitos kaip Svetbankas, Meet Frank, ir tas pats minėtas LinkedInas. Tai įdomu, ar yra kažkuri, kurią, sakykime, labiausiai rekomenduojat, ar gal pastebėjot, kurią kandidatai patys labiau mėgsta, ar jūs mėgstate? Vienas dalykas yra turbūt toks tendencingas, kad kibernetinio saugumo specialistai turi tam tikrą paranojos lygį. Tai jos vienas dalykas būna labai sunku atrasti, o kitas, jeigu yra atrandi LinkedIn'e, tai būna užsislėpę, nebūna profilio nuotraukos, į žinutes nereaguoja, susijungti sunku ir panašiai. Tai tikrai labai rekomenduoju, nesislėpkit po akmeniu, išlyskit, būkit matomi, nes darbdaviai jūsų ieško, darbas pats nenukris. Ir atverkite LinkedIną, nes turbūt dabar LinkedInas yra jūsų tas CV, kurį anksčiau rašėt kažkokiam Google dokumente, tai dabar jau LinkedIną naudokit. Tai 100% pritarčiau, nes kaip paieškos komanda tokių specialistų, tai tikrai matom, kad kibernetinės saugos specialistai tikrai labai mėgsta apsisaugoti. Net ir per įvairius renginius labai atidžiai žiūri, ar jiem čia verta savo e-mailą įrašyti. Dažniausiai nerašo, dažniausiai būna susikūrę dar 10 skirtingoms situacijoms ir progoms. Tai mums iš esmės, kas labiausiai pasiteisino, tai ką žinau, kad ir Aurimas daro, tai yra bendruomenių kūrimas ir per bendruomenės, per įvairius mokymus, per susibūrimus tą žinią skleisti, sudominti žmonės, ar ne? Čia kalbam apie tos, kurie gal jau yra su patirtim, galbūt nelabai jau jie ir ieško kažko, bet kartais tas opportunities ar ne ta galimybė pati juos suranda. Tai bendruomenės, susibūrimai, meetupai ir konferencijos. Konferencijos dedikuotos yra keletas, nedaug jų yra, tokių tikrai vertų dėmesio Europoje, bet dedikuotos konferencijos, kur žmonės dažnai ateina tikslingai, jau jie supranta, ko ateina, jau pasiryžę ir tuo e-mailu pasidalinti. Tai mes tikrai esam pasamdę stiprių žmonių iš tenai. Tai matyt, LinkedInas irgi veikia, bet ne toks, koks yra poreikis, tai LinkedInas neišpildo. Tikrai ir mes nepamatom tų visų specialistų. Tai kaip Aurimas ir parekomendavo, atsiverkit ir pasidalinkit, parodykit, kad jūs egzistuojat. Aš dar pasireklamuosiu, kalbant apie bendruomenės renginius, turim tokius Vilnius X susitikimus. Tikrai labai kviečiu dalyvauti, parašykit man, nes mes labai nesireklamuojam, bet stengiamės kiek galim pranešti. Taip pat turim InfoSec meetupus, Google Meetuose, tai reiškia online, irgi labai kviečiam dalyvauti, nes noras yra kurti tą bendruomenę, per kurią galėtume vieni iš kitų mokytis, vieni kitus auginti ir tikrai manau, kad tai turėtų padidėti jūsų matomumas. Tai išnaudokit šitą. Dar jūsų beklausant, kaip minėjot, kad saugumo specialistai mėgsta kartais, sakykime, užsislaptinti, ar turi vieną iš kokį 10 ar 100 elektroninių paštų, kur galbūt naudoja einant į konferenciją. Tai dar iškilo toks vėl papildomas klausimas. Sakykime, aš iš tiesų nelabai įsivaizduoju, nes pati nesu užsiminėjusi recruitment ir labai įdomu, kai, sakykime, darbinamas saugumo specialistas, tai kartais, gal čia turbūt užsienį gal dažniau sutinkamas atvejis, bet būna visgi tokių situacijų, kur žmogus
yra prieš tai užsiminėjęs nelegalia veikla. Kaip pavyzdžiui, netgi galima taip lengvai sakyti, kad vienas žymiausių pasaulyje hakerių yra Kevin Mitnick. Esu skaičiusi jo dokumentiką ir jis ten paskui yra ir kalėjime buvęs, ir kiek šiaip yra nelegalių veiklų daręs, bet po to galiausiai taip išėjo, kad pats dirbo saugumo įmonėje, pats savo įkūrė ir įdomu, ar daromas kažkoks toks detalesnis background checkas dėl tokių atvejų. Tai aš galiu iškart pasakyti, kad mūsų atveju daro mes praktiškai visoms saugumo pozicijoms security. Ne praktiškai, o visoms. Ir tai yra tikrai, turim atveju, kai žmonės ir dingsta iš atrankos proceso, kai paprašom jų sutikimo dėl background checko. Tai tas veikia ir dėja, bet negalim šitoj vietoje daryti kompromisų dėl nelegalių veiklų, nes tai iš tikrųjų ir mus kaip organizacija gali pastatyti į labai nepalankęs sąlygas. Aš gal taip iš praktinės pusės, tai tie, kurie turbūt labiau linkia į nusikalstamas veikas, tai turbūt net neaplikuoja, nes jie jau yra kitoj spektro pusėje ir jie ten tiesiog tvarkosi ir jie net nenori kažkur į tą šviesėje pusę išlyst. Tai manau, kad didelė dalis tokių net neaplikuoja, nes jie ten turi savo nišą, savo, vadinkim, tą ekonomiką, kurioje sukasi ir panašiai. O tie, kurie dažniausiai aplikuoja, tie, vadinkim, šviesos kariai, tai jie kaip tik yra linkę ir motyvuoti padaryti internetą saugesnį, padaryti geresnį ir padaryti jį net geresnį ateities kartom. Tai tuo ir skiriasi, vadinkim, tie gerieji ir blogieji saugumo specialistai. Taip ir man pačiai kartais atrodo, kur, sakykime, yra geriai blogiai, tai jeigu, sakykime, blogasis nusprendžia pereiti į geriečių pusę, man iš karto taip natūraliai atsiranda mintis, kad tai potencialus yra insider threat. Nes jeigu jau prieš tai buvo kažkokia nusikalstama veikla, tai galbūt sunku nusikratyti senų įpročių. Tai kitaip tariant, daromas yra background checkas ir, kaip netgi minėjot, būna dingsta vidury proceso kandidatai ir labai, man asmeniškai netgi buvo įdomu išgirsti. Tai kitas klausimas būtų kokie yra esminiai iššūkiai ieškant kibernetinio saugumo specialistų, nes vėlgi yra taip vadinami tie soft skillai, hard skillai ir aš taip įsivaizduoju, kad jei neklystu Lietuvoje apskritai nėra jų labai daug, nebent dar iš užsienio ieškot, bet tada irgi yra tam tikrų niuansų, tai įdomu, kokie yra pagrindiniai iššūkiai ieškant šio tipo specialistų. Aš gal galiu apskritai taip nuo paukščio skrydžio pradėti, kad pasaulyje apskritai yra tokių specialistų 5 milijonai šiai dienai, o trūkumas jų yra dar 3,5 milijono. Tai iš viso tiek mums reikia. Tuo tarpu Lietuvoje šiai dienai kibernetinės saugos specialistų trūksta apie 2000. Tai yra, mūsų masteliais tai yra daug. Ir turint omeny, kad universitetai, kurie ruošia, kurie turi programas, jie kasmet išleidžia apie kelius šimtus tokių žmonių, tai yra keli šimtai versus keli tūkstančiai deficitas, tai yra didžiausia problema, sakykime, šios dienos, nes ir kitoj dalyje yra, tas senioritis vadinamas, ar ne? Tai pirma yra apskritai jų trūkumas ir trūkumas tikrai stiprių patyrusių žmonių, nes jų išeina per mažai tiek, kiek reikėtų. Dėl to visos bendruomenės, visi mokymai, visos iniciatyvos su tuo susijusios mūsų kaip vienaragių ar apskritai organizacijų, kuriams svarbios šitos pozicijos, yra labai svarbios tos iniciatyvos, kad mes darytumėm, pritrauktumėm, ugdytumėm naująją kartą, nes universitetai nepajėgus, o mes turim rasti būdų, kaip tuos 2000 kompensuoti, ar ne? Tai čia turbūt tos pagrindinis nerimas ir organizacijų daromi žingsniai savarankiškai. Dar šiek tiek papildysiu, dar būna netgi tie, kas pasibaigė universitetą, tai nebūtinai ir dirba pagal specialybę, arba tie, kas dirba saugumo srityje, jie būna, tiesiog persigalvoja ir nusprendžia tiesiog, nebedirbti šitoj srityje. Tai dar kita, tokia kartais spraga ar iššūkis būna, kokį pastebėjau, tai net kai žmonės jau dirba toj pačiai įmonėj, tai reikia iš tiesų kaip dedikuoto žmogaus kartais, kas apmokytų jaunesnius specialistus, nes
Kitu atveju būna tikrai sunkoka, kai vat, visi dirba, užsiėmė ir nėra dedikuoto žmogaus, tada arba tam jaunesniam specialistui nedrąsu klausti ir vat, irgi reikia, taip sakant, kaip minėjot, ugdyti juos. Tai yra sveikas santykis, kai yra vienas senioras ir, tarkim, 2 ar 1 juniorai, ir tada tiesiog senioras prisideda prie juniorų auginimo ir tada tokia gaunasi labai gera ir sveika komandos augimo tendencija. Dėl iššūkių, tai aš dar turbūt gal išskirčiau kelis. Tai vienas, kad įėjimas į rinką reikalauja to, kad tas specialistas turėtų įvairią pusių žinių tiek tinkluose, programavime, serveriuose ir panašiai. Tai reiškia, išauga laikas, per kurį galima paruošti specialistą. Kitas dalykas, kas turbūt atbaido nemažai inžinierių, yra, kad mokytis reikės visą gyvenimą. Tendencijos keičiasi, tu kažką išmokai, tas jau turbūt rytoj bus neaktualu ir tu turi mokytis naujus dalykus ir vis keistis, vis ieškoti, kur ta rinka juda. Ta prasme, nėra, kad aš išmokau ir taikau. Tai tas dar daug ką nuo šitos, vadinkim, srities atbaido, nes kiek teko kalbėti, tai būna vienas iš kriterijų, o aš tai gal mokytis nenorėsiu. Ar būna dar tokių atvejų, kad, sakykime, vienas žmogus yra daug labiau teoretikas, sakykime, ten išsilaikęs kokį nors, sakykime, CEH sertifikatą arba Security Plus, bet tada neturi praktinių įgūdžių, arba jeigu turi praktinių įgūdžių, tada galbūt jūs reikalaujate, kad išsilaikytų kokių nors sertifikatų, kad parodė jo kvalifikaciją? Aš tai labai kolegom ir potencialiam kandidatam visą laiką sakau, kad sertifikacija yra bonusas. Ta prasme, tai darbdaviui tai yra įrodymas, kad tu nuėjai tą ekstra mylę, tu siekėjai, pakeliui, kol tu tą gavai, ta prasme, tu susirinkai žinias, kompetencijas ir panašiai. Tai aš tą traktuočiau tiesiog kaip įrodymą, kad žmogus yra labai norintis augti, turi didelį apetitą ir deda daug pastangų. Tai tas tikrai labai parodo, kad tas žmogus toliai ilgoj perspektyvai. Gal kaip darbdaviai mes ir nereikalaujam sertifikatų, bet dažnai gal mums ir tas toks geras ženklas, kai žmonės patys nori gilinti savo žinias ir tą sertifikatą kaip bonusą turėti, nes kaip Aurimas ir minėjo, nuolatos reikia mokytis, šitas sritis yra labai gyva ir jinai labai stipriai besiplečianti. Tai taip papildomi tokie dalykai labai veikia. Tuomet dar labai įdomu pasidarė, ar jūs turite kokių nors sėkmės istorijų, kai darbuotojas užaugo įmonėje? Vinted turim akademiją, tai būtent mūsų security inžinerijos srityje turim tikrai gerų sėkmės istorijų, kur kolegos sustartavo dar mokydamės universitete, dar kai kurie ir studijuoja. Ir dirbdami su tais labiau senior žmonėm susirinko žinias, gavo tos realios patirties ir dabar jau tik tai galvoja greičiau pabaigti universitetą, nes noriu pilną, ta prasme, 100% dirbti, ta prasme, labai jiem įdomu. Tai manau, kad va, tas pritraukimas jaunų žmonių, parodimas, kokios yra realios verslo problemos ir kaip jie gali prisidėti prie jų sprendimo, tai iš karto tokį duoda jiem motivacijos tokį antplūdį ir jie tada tiesiog iškart įeina į tą darbo rinką ir kartu skleidžia tą žinią universitete ir pritraukia naujus kolegas, toksai gaunasi sniego gniūžtės efektas. Taip, mes nors securityje irgi jaunus kolegas turim 2 streamus tokius, ar ne, 2 kelius, kaip dažniausiai ateina security žmonės pas mus, tai vienas yra, turim Nord Switch programą, kur ne tik persikvalifikuojantiems, bet ir neturintiems praktikos, besimokantiems tos srities, suteikiam galimybės ir tikrai turim išaugusių iš Nord Switcherių žmonių. Ir kitas sritis, kitas streamas yra mūsų grupės įmonė CyberCare, tai yra klientų aptarnavimo įmonė, kur tikrai yra aukso ir deimanto ir perliukų, kurie žmonės ateina jau ir į pačią sritį CyberCare, besimokydami, bestudijuodami ir labai šauniai integruojasi į kitas Tesoneto grupės įmonės kibernetinės saugos dalyje ir turim išaugusių ir į application security inžinierius nuo nulio be jokios patirties ir pentesterius, tai tikrai turim sėkmės istorijų ir viduje turim mini būrelius, kur irgi dalinamės žiniom ir auginam tuos žmogeliukus. Ir panašu, kad tą tendenciją plėsim ir patį spektrą plėsim šitų sričių ugdymo viduje. Tikrai irgi norėčiau pabrėžti, kad
jaučiu labai didelis bonusas tikrai yra visi tie būreliai, akademijos, nes aš irgi pradėjau nuo Cybercare, irgi buvo toks vadinamas vidinis hakerių būrelis ir tikrai turėjo labai daug teigiamos įtakos, tai va taip norėtus paskatinti įvairius žmonės besidominčius, norinčius patekti iš tas rytį, ar va, ypač studentus, jungtis prie esamų būrelių, dalyvauti konferencijose, dalyvauti va, Information Security meetupuose, jungtis prie įvairių Discord ar Facebook grupių, ar patiem imtis kokios nors iniciatyvos, nes tikrai baisiai daug naudos yra iš to. Tai iš tiesų dar kalbant apie įvairias situacijas, aš turiu 2 individualias istorijas, kurias aš taip trumpai perskaitysiu ir galėsime trumpai aptarti. Tai iš esmės buvo pateikta tokia kaip anoniminė forma, arba buvo galima man asmeniškai parašyti žinutę. Ir klausimas buvo toksai, kad jau prašymas buvo papasakoti įvairių žmonių, kurie bandė darbintis arba jau dirba saugumo srity, kad kaip jiems sekėsi ir sudūrė su kokiais nors iššūkiais. Tai vat, perskaitysiu vieną žinutę, kurios sulaukiau. Tai tekstas yra toks. Vienas iš prašiausių kol kas turėtų darbinis procesų buvo su, taip pavadinsiu, X įmonė. Prieš gerus metus jie ieškojo Cyber Security Analyst. Pirmas interviu su HR praėjo gerai, nors pakankamai keista, kadangi tai buvo pirmas kartas per visą mano darbinimosi istoriją, kai reikėjo gal valandą su HR kalbėti telefonu, o ne per virtualų kokį mytą ir klausyti apie jų įmonę. Po šio myto sekė mytas su tikriausiai kažkokia Cyber Security managerė ir kažkokiu lead CyberSec analitiku arba inžinierium, kuris nesugebėjo per visą procesą įsijungti kameros. Dar tokį interviu nesu turėjęs. Jaučiausi kaip kokiam universiteto egzamine. Nieko neklausinėjau apie buvusius mano experience, prie ko esu dirbęs, ką moku, o tiesiog teorijos, OSI modeliai, kriptografija ir taip toliau. Viską, ką galima iš esmės paguglinti per 10 sekundžių. Į daugumą klausimų atsakiau, ką iš universiteto prisiminiau. Toliau sekė mano kandidatūros perdavimas tikriausiai CISO, kuris truko apie 3 savaitės, nors žadėjo, kad viskas įvyks per savaitę. Galiausiai teko pačiam ieškoti HR, pačiam rašyti, klausinėti, ar kas nors turi kokį nors update dėl mano kandidatūros. Pusė iš jų net netrašė, kita pusė vis siuntinėjo pas skirtingus žmonės, kol galiausiai po 3 savaičių laukimo man tiesiog standartinį laišką atrašė, kad pasirinko kitą. Na ir po mano atmetimo 3-4 mėnesiam praėjus įvyko jų breachas, tai gal ir gerai, kad atmetė. Tai va tokia situacija ir iš tiesų iš karto galiu prispažinti, aš buvau labai panašioj situacijai, kur aplikavau į saugumo poziciją, tada perėjom prie kito etapo, tai reikėjo praktinį darbą daryti, irgi nusinčiau savo praktinio darbo atsakymus ir tada praėjo 2 savaitės, galvoju, gal reikia pabandyti susirasti, parašyti, kaip sekasi su mano aplikacija, pasakėt viskas gerai, kad peržiūrėjau užduotį ir kad laukti tolimesnių žinių. Praėjo dar 2 savaitės, tada aš vėl parašiau ir tada pasakė, kad priėmė kitą žmogų. Tai netgi skaitant šitą tekstą, aš galėjau labai daug kur, taip sakant, relatinti, nes esu pati buvus labai panašioj situacijai. Tai šį kartą iš esmės galima šiek tiek padiskutuoti ir pažvelgti į visą šitą situaciją iš kitos pusės, nes šį kartą mes kalbam apie tai, kas galbūt buvo blogai iš kitos pusės, tai yra iš darbdavio pusės. Aš gal truputėlį paspekuliuosiu arba perinterpretuosiu tą informaciją, kuri buvo pateikta. Tai labai skamba, kad yra didelė korporacija su daug biurokratijos ir kažkas prakrito tarp tam tikrų, vadinkim, komandų. Ten HR'as kažko neperdavė CISO, procesus užsitempė, galiausiai gavosi taip, kad kandidatas net negavo žinutės, pats turėjo sekti, klausinėti ir panašiai. Ir dėl to gavosi sumoje labai tokia bloga patirtis ir toks poskunis, kuris, ta prasme, gali toliau būti tokia labai bloga reputacija organizacijai ir tiesiog sumažinti potencialių kandidatų. Tai čia turbūt labai didelė rekomendacija tvarkyti su tos procesus. Aš asmeniškai stengiuosi sekti visą procesą, kai surandam potencialų kandidatą iki pat pabaigos ir jeigu mes netgi to žmogaus nesikviečiam prisijungti, aš stengiuosi surašyti pakankamai didelį laišką, duoti rekomendacijų, kas buvo gerai, ką reikėtų tobulinti ir, ta prasme, rekomendacijų, ką šaltinių, iš ko galėtų pasimokyti ir tas kompetencijas, vadinkim, pagerinti. Tai labai norisi, kad ta patirtis būtų kuo geresnė, kad jeigu gal tu dabar nepatikai, ta prasme, dėl to, kad trūko kompetencijų, bet gal tu išmoksi ir po pusmečio aplikuosi ir mes būsim kolegos. Tai visada norisi, kad tos durys neužsidarytų ir turėtų tokią labai gerą patirtį, nes vienas tas šaukštas deguto labai greitai gali, ta prasme, pasklysti ir tada tas potencialių kandidatų sąrašas labai sumažės ir mes tada tiesiog būsim dar didesniai bėdoj.
Taip, visiškai sutinku ir mes savo organizacijoje, mes kiekvienam kandidatui, kuris dalyvavo procese, siunčiam Candidate Experience Survey, jie gauna, ne visada būna ir visi laimingi, būna įvairių situacijų, bet kreipiam labai didelį dėmesį į tai, analizuojam kiekvieną mėnesį šios duomenis, kad tokių situacijų nepasitaikytų, nes tai, ką aš girdėjau iš situacijos, panašu į nepasiruošimą pačios pozicijos samdai, turbūt iš visų pusių, pradedant nuo HR ir baigiant jau samdančią komandą. Kartais taip nutinka, tas human error atsitinka, bet tai turėtų būti labiau išimtis nei taisyklė ir atitinkamai reiktų reaguoti į tokius atvejus ir labai personalizuotai su žmogum pasikalbėti ir turbūt pripažinti, kad įvyko klaidų. Tačiau mes iš savo pusės kaip organizacija turim net, pas mus yra ir taisyklė, kad visi ir pokalbiai yra visada video su kamerom ir po kiekvieno stage'o, po kiekvieno žingsnio žmogus sulaukia grįžtamojo ryšio, kaip ir Aurimas minėjo, ir ypatingai jau finaliniuose etapuose arba atkritimo etape, jeigu nepavyksta, tai tokį personalizuotą ugdomąjį, kuris iš tikrųjų padėtų žmogui suprasti, kodėl jam nepavyko. Ir tikrai stengiamės šitos procesus valdyti, bet irgi esame organizacija beveik 2000 žmonių ir kartais gali pasitaikyti tokiu atveju, nereikia tikėtis, kad visi kaip robotai dirbs. Bet labai stengiamės laikyti ir labai nemalonu, kad tokia patirtis įvyko. Kaip sakėt, geriau, kad būtų, taip sakant, išimtis, o ne taisyklė. Ir labai smagu yra girdėti, kad pateikiamas toksai kaip feedbackas arba pateikiamas survey, kad ir viena pusė gali pasimokyti iš to ir kad kita pusė irgi gali kažką iš to pasimti. Tai turiu dar vieną tokią trumpesnę antrą situaciją, tai jinai skamba šitaip. Skambino HR iš įmonės, kurie kreipiausi dėl saugumo architekto pareigų automobilių įmonėje. Manęs paprašė pateikti mano lūkesčius ir aš paprašiau 2 milijonų, čia buvo Indijos rupijų, turėdamas 3+ metų patirtį. Tai buvo gana aukšta užklausa, bet priimtina atsižvelgianti patirtį ir poreikį tokių specialistų. Iš pradžių man buvo pasakyta, kad jie gali pasiūlyti šiek tiek mažiau, bet arti mano lūkesčių. Vėliau paskambino kitas personalas ir pasakė, iš viso negalėsiu manimi tęsti, jeigu nesutinku su perpus mažesnė suma. Paprašiau jų pirmiausia pradėti interviu procesą, tada galėsime aptarti atlyginimų paketus, bet jie atsakė, sakydami, kad mūsų darbinimo procesas yra pirmiausia aptarti atlyginimą ir tik tada tęsti. Neturėjau kitų galimybių, todėl vis tiek sutikau. Manau, kad taip yra tik dėl žinių trūkumo ir automobilių kibernetinio saugumo rinkos vertės, įskaitant jos svarbą šiais laikais. Tai iš esmės idėja šito teksto yra tokia, kad kartais, žmogus jisai skaito, kad jisai turi 3 ar daugiau metų patirtį, kuri yra labai vertinga ir jisai dirba toje ganėtinai siauroje srityje ir kad iš esmės, kad tie, kas dirba rekrutmente, jie ieško tokio tipo specialistų, bet jie, sakykime, jų nevertina. Ir šiuo atveju, sakykime, pasiūlo kažkokią algą, kuri jo manimu yra gerokai per maža. Arba kaip aš girdėjau, čia jau nesu saugumu konkrečiai yra susiję, bet turiu pažįstamų, kurie dirba su Java. Tai būna, kad jiem parašo, sakykime, per LinkedIn kokie nors HR specialistai ir jie sako, mes matom, kad jūs dirbate su JavaScript. Nors žmogus aiškiai pasirašęs, kai jis dirba su Java, tai būna netgi iš kitos pusės sumaišo dalykus. Taip. Tai įdomu šiek tiek plačiau padiskutuoti apie šitą situaciją, tai iš esmės, ar būna iš esmės ir iš kitos pusės, kaip čia matosi, kad yra klaida, kad galbūt neįvertina iš tiesų tos nišos, kurią turi išpildyti ir galbūt siūlo nepakankamai didelę sumą arba dar kažkuom kitom nepatenkina poziciją arba, kaip minėjau, tas JavaScript kartais rekrūtai irgi nežino 100%, ko jie turi ieškoti arba kai būna, nekartą mačiau, LinkedIn buvo toks kaip mimo formatu įkeltas tekstas, kur iš esmės, sakykime, yra kokia nors programavimo kalba, kur yra sukurta prieš sakykime, 5 metus ir skelbimo parašyta, kad ieškome šios programavimo kalbos specialistų su 10 metų patirtimi. Tai tiesiog galima iš šito išsinešti, kad kartais reikia ir tiem darbdaviam patiem irgi padaryti tą researchą, kad irgi tiksliai žinot, ko jie ieško ir ką jie gali pasiūlyti potencialiam kandidatui.
Aš tai siūlau šitą problemą pasižiūrėti turbūt iš dvipusiškai. Tai viena iš kandidato, tai reiškia, kandidatų turėtų būti tinkamas savęs vertinimas, nes gali būti taip, kad žmogus save vertina kaip seniorą, bet žinių lygis yra mido. Tai labai geras dalykas, tiesiog dalyvaukite atrankose, tai leis realistiškai įsivertinti jūsų brandos lygį esamų momentu. Darbuotojo ar samdančio, tai turbūt būtų dalykas toks, kad talent acquisition partneris ar žmogus, kuris ieško potencialių kandidatų, turėtų labai, koordinuotai dirbti su samdančiu vadovu, būsimu vadovu ir panašiai. Tai turėtų būti, ta prasme, sąrašas, pasitikrinimas su tuo būsimu vadovu, žiūrėk, ar šitie žmonės potencialiai gali būti mums aktualūs prieš ten siunčiant ir pradedant bendrauti, nes tas toksai nesusikalbėjimas arba ieškom Javos, rašom Java skripteriui ir tada tiesiog parodo, kad nelabai suprantama, ko ieškoma. Tai čia turbūt gal būtų tiesiog irgi toks lūkesčių suvaldymas ir koordinacija pačioje organizacijoje. Taip, ir dar irgi iš kandidato perspektyvos iš šitos istorijos labai įdomu suprasti tie 2 milijonai Indijos rupijų, ar čia jisai save taip vertina, ar ir rinka jį taip vertina. Nes kartais mes sulaukiam, tikrai neslėpsiu, yra žmonių, kurie jaučia, kad jų specializacija yra labai nišinė, svarbi ir jie kartais oportunistiškai šauna labai tų daug milijonų ir žiūri, kas bus. Tai čia reiktų pasitikslinti, kokia šitoj konkrečioje situacijoje buvo, kokia buvo situacija. Ir kitas dalykas, kad HR'as ar rekrutmentas kartais pasako apie skaičius, tai dažniausiai mes irgi taip darom, jeigu mes žmogų kalbinam, mes įsipareigojam pasidalinti rėžį, kuriame mes galėtumėm svarstyti jo kandidatūrą ir turbūt mažesnės organizacijos gali būti lankstesnės, dėl to jo pirminė užklausa buvo išgirsta, gal eisim į kompromisą, tada tikėtina rekrutmentas parodė žmogaus profilį vadovui, kaip sakė Aurimas, nepasidarė namų darbų iš anksto ir vadovas sako, žiūrėk, pagal šitą patirtį tikėtina, kad jis biški per daug tų rupijų užsiprašė, galėtumėm svarstyti va čia ir tada eiti į procesą. Tai labai realu, kad tai buvo toks scenarijus, kuo baigėsi, būtų įdomu sužinot, ar palauk, kaip ten jisai baigėsi. Man atrodo, kai jis nusprendė visgi sutikti su darbo pasiūlymu, nors jautės nepatenkintas, neįvertintas, tai gali būti, kad tie 2 milijonai indiškų rupijų buvo jo toks kaip didelis, gal net ir potencialiai per didelis lūkestis. Taip, tai kitaip sakant, pasitaiko kartais tokių situacijų, ypač mažesnėse organizacijose, kai vyksta tokia šiek tiek irgi ir nori įtikti kandidatui, bet ir nori pasižiūrėti tą, ar vis dėlto jisai geba savo tą rolę atlikti už prašytas rupijas. Tai vat turbūt taip ir įvyko, kad galiausiai jis atitiko rėžį, o ne savo lūkestį. Taigi mūsų serija jau eina į galą, tai galbūt tiesiog viską galima taip, sakykime, summarizinti. Tai labiausiai norėčiau iš tiesų atkreipti dėmesį į tokias, kaip sakykime, pagrindinės rekomendacijas. Tai aš galiu pradėti iš esmės visokiem, sakykime, studentam ar kitiem žmonėm, kurie jau ir dirba iš toje srityje, tai labai didelė rekomendacija yra dalyvauti įvairiose renginiuose, eiti net ir gyvai pabendrauti su kitais saugumo specialistais, jų gyvai paklausinėti, palaikyti kažkokį kontaktą ir jungtis prie kitų įvairių grupių ir esančių online ir aktyviai stengsiuosi dalyvauti ir tuo pačiu dalinti žiniomis ir kažko naujo išmokti. Tada kitos rekomendacijos galėtų būti, tokios, sakykime, labiau techninės, jeigu interviu vyksta online su kamera, tai galbūt tiesiog įsijungti kamerą. Kitas dalykas yra iš tiesų pasidaryti namų darbus, tai kitaip tariant, pasidomėti ir apie įmonę, į kurią einame, ir apie poziciją pačią. Ir taip pat drąsiai uždavinėti klausimus, nes vėlgi čia siekiama, kad būtų abipusiai naudinga, abipusiai gera dinamika būtų, tai tikrai reikėtų ir kandidatam drąsiai uždavinėti klausimus. Ir taip pat, dar tokia gal esminė rekomendacija, kartais pastebiu, kad žmonės tikrai bando per aukštai šokti arba eina į junior poziciją ir iš karto, sakykime, į rankas užsiprašo kelių tūkstančių. Tikrai esu girdėjus tokia atveju būna, tai kartais man atrodo geriau pradžiai, kaip sakant, tiesiog svarbiausia pradėti, įsivertinti iš tiesų, ar
tu būtum galėjęs išpildyti tos lūkesčius, tada prabiški kilti ir įsivažiuoti. Kartais nebandyti išsikelt per didelius lūkesčius ir tada negalėt net jų išpildyti. Tai ar yra dar kokių nors rekomendacijų, kurias galbūt praleidau, ar kokias dar galima paminėti? Jauniems specialistams apskritai aš rekomenduočiau pabandyti testavimo būdu išsigryninti vis dėlto, kokias sritis jiems yra įdomi, nes tada jiems atsiveria daug durų ir community'ai, ir tada labai gerai žinai, ko tau reikia mokytis, kurias sritis tobulinti, nes labai plačiai imant irgi gera turėti tų žinių, bet jeigu nori tapti specialistu ir įsidarbinti lengviau ir greičiau, tai toks aiškesnį pefą savo pabandyti išsigryninti, paieškoti mentorių. Labai dabar populiaru yra, kurie galėtų netgi padėti tau susivokti, kuri ta dalis tau būtų svarbi ir įdomi. Tai tiesiog būti žingeidžiam ir nuolatos mokytis. Čia yra vienas turbūt esminių šiuolaikinio žmogaus savybių, kurios mus veda į priekį. Taip, netgi toj pačioj Facebook'e esančioje infose grupėje sumažys, kaip žmonės parašo, kad jie nori pradėti dirbti cybersecurity srity, nuo ko jam padėti ir tada žiūri 30 ar daugiau komentarus įvairiom rekomendacijom, netgi įmonėm ir panašiai. Tai labai smagu matyti, kaip kažkas iš tiesų drąsiai paklausti ir tada tikrai atsakymų gauna. Aš tokių gal porą praktinių, tai pirmas dalykas, tai padėkit nepelno siekiančiam organizacijom. Ta prasme, yra daug organizacijų, kurios neturi biudžeto, bet jūsų žinios ir jūsų tas indėlis tikrai labai padėtų. Plus jūs procese gaunat realios patirties, kurios galite vėliau įtraukti savo CV ir panašiai ir padidinti savo matomumą. Sekantis dalykas yra GitHub'o projektai. Prisidėkit prie atviro kodo bendruomenės. Tai vėlgi, jum patirtis, jūs prisidedat prie kažkokių sprendimų auginimo ir būsimam darbdaviui parodot, kad jūs, ta prasme, turite tos realios patirties, kai aplikuojate savo pirmą darbą, kur visi labai nori patirties, bet ir visi klausia, kaip jos gauti. Tai yra daug tokių dalykų, kurie iš esmės jum nieko nekainuoja, bet leidžia susikurti tą pradinę patirtį. Tai tiesiog eksperimentuokit ir ieškokit, kas jums labiausiai patinka, nes sritis plati. Informacijos dabar pakankamai daug, jinai prieinama viešai, tu prasme, nereikia daugumą atveju nieko net pirkti. Yra YouTube'as, yra Hack the Box, yra dar kitų dalykų. Tiesiog klauskit kitų labiau senior žmonių ir lyskit prie jų. Taip, teisingai, resursų iš tiesų tikrai yra daug, nors gal iš pradžių gali atrodyti, kad jų yra iš tiesų labai apstu ir net nežinia, nuo ko pradėti, bet tiesiog galima išsirinkti, kad ir vieną TryHackMe, kuris yra kaip lengvesnė versija negu Hack the Box, nes ten jis būna ir su paaiškinimais, tokiais kaip tutorialais, tai resursų tikrai yra daug, reikia domėtis, apskritai besikeičianti pastoviai tobulėjantis rytis, tai reikia ir daug skaityti be abejo ir sertifikatai irgi yra tas pats bonusas ir kalbant apie tokias kaip nepelno siekiančias organizacijas, atsimenu, seniau buvo, iš tiesų nežinau, ar dar gyvas tas projektas, bet buvo Vilnius Hack Me If You Can toksai projektas, tai jeigu jis dar gyvas, irgi labai rekomenduočiau paskaityti taisyklės pirmiausia detaliai ir tada galbūt sudalyvauti pačiame tame projekte. Tai ačiū dar kartą labai jums abiems, kad atvykote. Tai šiandien mes turėjome kartu Lauryną Girenienę, Head of Talent Acquisition iš Nord Security ir Aurimą Rudinskį, Engineering Manager iš Vinted ir buvau kartu su jumis jūsų vedėja Agnė Marija Bučytė. Tai dar kartą ačiū jums labai. Ačiū, Agnė. Ačiū.